Kas yra su ta prabangių telefonų mada? Ar tai yra savivertės stoka? Kaip tu turi rengtis, kad visi tave pripažintų? Visiškai tirpsta jų tos smegenys. Kiek tam turi įtakos socialiniai tinklai? O ten atsiprašo ant šūdą malą, tipo ir apkalbinė. Jos tada jaučiasi vienišos ir eina daryti lygiai tą patį. Telefonas yra savivertės žudikas, aš girdžiu. Aš norėčiau labai, kad telefonų iš vis nebūtų. Ar tau telefonas kelia įtampą šiek tiek? Gal tu turi instrukciją? Labas. Netikėta, ar ne? Bet Jurga niekur nedinga nei šiandien su manimi. O aš esu Neringa, UMA mentorė. Ir prie manęs šiandien yra Jurga ir Kamilė. Labas, Kamilė. Sveiki. Žinai, Kamilė, aš taip sėdžiu dabar ir galvoju, kiek tau metų? 17. 17. Būčiau spėjus, kad 16. Tai aš labai mėgstu taip tiesiai šviesiai. Aš šiandien atėjau ir pasėmiau klausimą iš klausimų, kuriuos mums užduoda mamos. Ir noriu jums vieną užduoti čia, iš karto. Gerai, bet prieš tai, kai užduosi klausimą, kodėl pasisveikinai su ja, o su manim ne? Labas, Jurga. Labas. O dabar važiuojam. Gerai. Tai turėjau 2 klausimus pasiruošus, bet galvoju, kad paimsiu šitą. Tai klausimas mamos. Kas yra su ta prabangių telefonų mada? Ar tai yra savivertės stoka? Tai iš pradžių noriu paklausti Kamilės. Kamilė, ar tu tai jauti, kad yra labai svarbu turėti kažkokį prabangų daiktą, telefoną? Ar tai yra jaučiama tavo aplinkoje? Kaip ten kas vyksta? Papasakok. Aš šiaip kaip tik pastaruoju metu labai šitą klausimą kažkaip nagrinėju pati, nes, tipo, kaip, dėl ko nes aš noriu, bet aš nelabai suprantu iki galo, kodėl. Nes, taip, pavyzdžiui, kaip su telefonu, pas mane telefonas nėra naujausias, tipo, ten nežinau, tikrai kokių 4 metų leidimuose, tipo, bet aš jį turiu dar tik tais 2-3 metus. Man jisai, tipo, idealiausiai tinka, aš, tipo, negalvoju apie naują telefoną, bet tikrai yra tas, kad aš noriu kažkokių ten prabangesnių daiktų, bet aš nežinau, ar čia yra tipo tas, kad iš savivertės aš gal labiau tiesiog šitą iš mamos išmokau, kad gerai yra sau leisti, dėl to, nes kai tu investuoji į daiktą, jis tau daug ilgiau laiko ir ne tai, kad ten nusipirksi iš tenais kokios mainstreaminės parduotuvės, ten belenkokios ir ten, kur tau 5 metų palaikys ir viskas. Tai geriau, kad kokybė svarbu. Jo. Tu nori iš kokybės pusės. Jurgo, tu augini 4 vaikus. Ar jie tavęs prašo naujausių telefonų? Neprašo. Neprašo ir aš dabar galvoju, kaip čia sukelti dramą, nes žiūrėtojai ir klausytojai visuomet nori truputėlio dramos. Ir galvoju, kad aš turbūt jau auginu tos kartos paauglės, kurios iš principo yra dėkingos, kad gali turėti telefoną. Iš principo yra dėkingos ir žino, kad telefonas tai yra tik tai tam tikras įrankis susisiekti, kažką paveikti. Aš neturiu iššūkių su savo dukromis dėl telefonų ir dėl ekranų laiko. Bet aš suprantu, kaip dažnai mamai skauda, kai pameta dukras telefonuose ir ypatingai prabangiuose telefonuose. Įsivaizduojat mamai, kaip skauda, kai dukra išsiprašo savo prabangaus telefono ir paskui jame dingsta visam laikui. Visam laikui. Tai man atrodo, kad mamoms čia turbūt skauda labiausiai, nes mamos, nupirkdamos tai, ko dukros prašo, jos rodo savo meilę. Jos rodo rūpestį, jos bando padaryti viską, kad dukra turėtų daugiau, negu kad turėjo kažkada mama. Ir aš netgi turiu tokį mažutį pasipiktinimą kartais viduje, galvoju, kaip joms nereikia, ar ne? Nes aš suprantu, kad kai aš buvau paauglė, aš aplamai džinsus turėti būdavo kažkokia didelė prabanga, bet kai jau buvau tokia, sakyčiau, augi moteris, dar neturėjau vaikų, aš labai norėjau brandinių daiktų. Aš tikrai labai norėjau turėti kažką prabangaus, begalinai. O mano dukroms jokio skirtumo. Burberry, ten Gucci,
jos žino šitos žodžius, bet joms jie nieko nereiškia. Ir galvoju, kartais net bandau joms paaiškinti, ar tu nesupranti, čia dizaineris, ir paskui galvoju, taipgi daug paprasčiau, iš tiesų daug paprasčiau. Aha, ir tu paminėjai, kad tu pati labai norėjai. Iš kur pas tave buvo tas noras, gal atsimeni? Aš norėjau jaustis suaugus. Aš norėjau jaustis galinti sau leisti. Aš tiksliai žinau, koks buvo mano pirmas kremas, kurį aš nusipirkau pati už savo uždirbtus pinigus. Kiek tu buvo metų? 21. Gerai, čia įdomu. 21. 21. Ir man atrodo, kad čia dažnai įvyksta mamų ir dukrų konfliktas, nes mamos yra augę tuo metu, kai tų daiktų arba nebuvo, arba jie buvo beprotiškai brangus ir sunkiai pasiekiami. Dabar mūsų dukros auga pertekliaus kartoj, nori kremo, va, prašau, reikia nubėgti Douglasą ir parodyti piršteliu, kokią nori, ar ne? Nori kažkokio drabužio, va, prašau, jis yra, net nereikia savaitės laukti. Bet kaip yra, pavyzdžiui, tarp tavo bendramžių, ar ne? Ar jaučiasi kažkoks skirstimas, kad, pavyzdžiui, kažkas turi geresnį telefoną, kažkas turi prastesnį telefoną? Ar tu jauti kažkokį skirstimą, kad į tą žmogų, pavyzdžiui, kuris turi prastesnį daiktą, yra kažkaip kitaip žiūrima? Gal dabar jau ne, nes aš kažkaip atsirinkus draugus pagal tą tokį, kaip ir nežinau, kad man būtų žmogus nuoširdus. Man labai svarbu yra tas, kad tikras žmogus būtų, o ne ten, kur tipo, man tenais labai fainas, bet nueina už nugaros ir kažkokią, nežinau, ten atsiprašau, ant šūdą malą, tipo, ir apkalbinė. Tai man šitas yra labai svarbu ir kažkaip, tai aš tikrai dabar neturiu visai tokių draugų, kurie kažkas ten būtų per daug svarbu, tipo, mes ten apsikalbam, jo tenais, oi čia norėčiau, tipo, pasidalinam, bet nėra taip, kad kažkas iš mūsų negali nusipirkti, tai ten, nežinau, mes net kaip tik pagalvojom, tai gal tipo, tu nori, mes atiduosim, tipo, kažkas tokio, net. Tai kažkaip tikrai nesijaučia to tokio vertinimo, bet aš tikrai pastebėjau tarp kitų, kad ten, tikrai pasitaiko. O ką tu pastebi tarp kitų? Nežinau, toks, kad labai nuvertinimas, ten, kad labai skiriasi, jeigu čia netoks kaip visi, tai jau čia tu kažkuom prastesnis, ta prasme, tu čia nevertas tiek ir, jo. Iš kur atsitinka šitai? Ar žmonės, matydami kitą žmogų, jauni žmonės, paaugliai, ar ne, matydami kitą ne su tokia prabangia striuke, arba ne su ukso batais. Aš girdžiu labai daug istorijų apie ukso batus, kaip dukros griežtai atsako įti mokyklą, jeigu jos eis su emu, o ne su uksais, ar ne? Tai girdžiu tokių istorijų, man šiaušiasi plaukai, kadangi nesuprantu, kodėl taip turėtų būti ir nesuprantu, kur merginos pameta savo unikalumą, norėdamos visos eis tokiais pačiais batais. Aš labai gerai atsimenu vieną mūsų stovyklautoją prieš daugybę metų. Jinai prie mane sako, žinai, ką Jurga sako, labiausiai gyvenime aš bijau būti vidutiniška. Ir kai matau, iš tiesų girdžiu iš mamų nusiskundimus, kad paauglės jos trokšta visos vienodų batų arba vienodų striukių, galvoju, kur mes praradom savo unikalumą. Tai čia vienas dalykas, o nuo kur aš pradėjau, ar tikrai tai yra spaudimas iš išorės, ar galbūt tai yra mūsų pačių paauglių, pačių susigalvotas nepakankamumas. Jeigu aš išeisiu su kitokiais batais negu visos, su manimi nedraugaus. Štai kur klausimas. Jeigu paimkim skalę nuo 1 iki 10. 1 labai blogai, ar ne, mažai, ar ne, 10 labai daug, kaip mokyklai. Kiek tam turi įtakos socialiniai tinklai, kaip jūs galvojat? 10. 11. 11? Jo. Kaip tu manai? Negaliu nesutikti. Negaliu nesutikti, nes kiekvieną dieną į šitų jaunų merginų smegenys yra instaliuojama vis daugiau informacijos, kokia tu turi būti, ką tu turi daryti, kaip tu turi atrodyti, kad visi tavimi žavėtųsi, kaip tu turi rengtis, kad visi tave pripažintų po galais, ko tu turi, ta prasme, per kokias ausinės turi klausyti muzikos, kad jaustumės laiminga. Kad jaustumės laiminga. Kamilė.
Įsivaizduoju, kad tu jau esi suaugusi moteris ir turi savo dukrą. Ir dabar tu esi toj paauglystėje, ar ne? Mes jau gal su Jurga šiek tiek pamiršom, kaip ten buvo, nors iš tų istorijų tikrai galėtume papasakoti, nors kaip ten mūsų laikais buvo kitaip. Gerai, įsivaizduokim, Kamilė, kad tu esi suaugusi moteris, jau turi dukrą, jinai yra paauglė ir tu žinai, vat girdi, ką mes kalbam. Ką darysi? Ko imsies? Neįsivaizduoju. Bet ką tu norėtum jai suteikti? Nežinau, paprasčiausias atsakymas būtų, tai gal laikas parodys, bet šiaip aš, esu griežtai nusprendus tenais iki, anksčiausiai telefoną iš vis pirmą nupirkti 8 metų, nes anksčiau tai ne, nes dabar realiai, kiek aš pasibėjus, tai daug kas tiesiog vaikus auklėja, tai duoda ten 2 metų vaikui telefoną ir sėdėk, žiūrėk filmukus visą dieną. Visiškai tirpsta jų tos smegenys. Ten žiauru, nežinau, aš kaip pasižiūriu, tai man kažkaip baisu biški net, nes, kas bus. Aš nežinau, aš tikrai nesu per daug apie tai pagalvojus, aš neįsivaizduoju tikrai. Aš tikiu, kad tu dar nepagalvoji, ką tu darysi. Aš turiu kviečiu pasvajoti, kaip tu norėtum, kad būtų. Nežinau, aš norėčiau labai, kad telefonų iš vis nebūtų. Aš pati norėčiau neturėti telefono, bet čia vėlgi tas toks biški irgi, kažkaip, atrodo, tiek daug visur dabar tų telefonų, atrodo, taip reikia, kad aš neprisiverčiu tiesiog būti be telefono, nes jeigu visi neturėtų ten su kokiom Nokijom vaikščiot, man viskas gerai būtų. Aš būčiau nieko prieš, jeigu staiga visi sugalvotų, būtų dabar su Nokijom, aš pilnai už. Kadangi tu esi pas mus Ūmoj, aš žinau, kad tu esi jau ištvėrus ne vieną stovyklą be telefono. Tai kažkaip įmanoma išbūti be telefono? Kaip įmanoma išbūti telefoną ir koks yra jausmas? Papasako, gal kažkas nebandė? Labai geras jausmas, iš tikrųjų, nes aš tai net dabar jau šiais metais, kai važiavau į Vatansu, tai iš vis labai laukiau, kad pagaliau būsiu be telefono. Ir man nereikės jaudintis. Nei ten laiko, kiek valandų. Viskas taip gerai tiesiog. Faina, kai gali nesirūpinti tiek, kas vyksta kitur kažkur, kas su tavimi iš vis nesusiję ir gali būti čia ir dabar. Užfiksuoju kelis žodžius. Nereikės jaudintis, rūpintis. Ar tau telefonas kelia įtampą šiek tiek? Jo, tikrai. Žinai, aš klausausi ir galvoju, kad kol jaunimas turi rankose telefonus, darbo mums tikrai nepritrūks. Labai siaubingai skamba, bet iš ties. Ačiū tau, jo. Aš labai pritariu. Ir, kadangi aš ir Jurga matom, kaip galima leisti laiką be telefonų kartu su paaugliais ir kad įmanoma. Ir aš iš tikrųjų ne pirmą kartą girdžiu, taip kaip Kamilė dalinasi, kad aš esu, paauglė irgi yra man sakius, aš esu telefone vien tik tam, dėl kad visi kiti yra. Jeigu paklausi, kodėl nesėm iniciatyvos, tai vienam imtis labai sunku. Tai Jurga, kokį duotum tokį iššūkį paaugliam, kad jie suprastų, ką reiškia būti čia ir dabar ir tos įtampos ir streso pamažėtų kasdienybėj? Gal ne paaugliam, gal tėvam čia reikia iššūkio. Gal tėvams iš tiesų. Man atrodo, kad mes mamos labai dažnai reikalaujame iš savo dukrų to, ko iš savęs pamirštam pareikalauti. Ir man atrodo, kad jau kas, o mes galėtume iš tiesų patikrinti, kas yra mūsų rankoje tuo metu, kai mes kalbame su savo vaikais. Ir jeigu mūsų dukros mus mato nuolatos veiksme, telefone, nuolatos judančių, nykščių, tai jos tada jaučiasi vienišos. Jos tada jaučiasi vienišos ir eina daryti lygiai tą patį. Ar galime pasidėti telefonus į šoną, bent jau kai vakarieniaujam? Man atrodo, galima. Ar galima pasidėti telefonus į šonus, kai sėdam pusryčių su šeima? Man atrodo, galima. Ar galima bendrauti ne rilsais? Man atrodo, reikėtų pradėti vėl iš naujo. Ir aš būtinai norėčiau kažkaip atliepti tai, kad Kamilė savo, kad taip, man be abejo, tai kelia stresą. Mums suaugusiems, be abejonės irgi tai kelia stresą. Jeigu mes jau esam, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu mes suaugę jau šiek tiek sąmoningesni esam žmonės ir galim atsirinkti, kur yra gal netikra informacija, kur tikra ir dėl kurios reikėtų jaudintis, dėl kurios nereikėtų, tai aš manau, kad paaugliams tai padaryti yra sunkiau. Kaip, Kamilė, tu atsirinki, ką stebėti ekrane? Bet kaip įdomiai nukrypam, ne? Galbūt kalbėsime apie savivertę, pasirodo telefonas yra labai plati tema.
Kaip tu atsirenki, ką matyti, kokį tu Telefonas yra savivertė žudikas, aš girdžiu. Ar iš vis renkiesi, ar stebi, ką tu... Kada galvoji, kad, ne, reikia sustoti? Jo, bet aš gal ne taip, kad reikia čia sustoti dabar, bet pas mane gal yra tas labiau informacijos atsirinkimas. Aš išmokus esu šitą labai... aš žinau, kas man naudinga yra ir ten, tarkim, tarkim, kokiam TikTok'e ten būna prieš mokyklą, pavyzdžiui, ten merginos, kokie batai išeis mokslo metais. Ir, aš žinau, koks man skirtumas. Man patinka ūgai, man nesvarbu, koks brandas bus. Man tenais mama ten prieš savaitę pasakė, tai va, čia gal nori iš paprastos parduotuvės, vis tiek odiniai, lygiai taip pat atrodo, koks man skirtumas. Jeigu man gražu ūgai, man nesvarbu, koks brandas bus. Gali ir iš tos pačios Berškos ten būti, man nėra skirtumo. Aš nežinau, jaučiu, čia šiaip yra labai daug savivertės reikalas. Aš labai atsiprašau, o kur moko atsirinkti informaciją? Aš nežinau, aš čia man jaučiu labai su priklausomybė buvau susijęs, nes ašgi reabilitacijai buvau. Ir tada labai išmokau, kas man yra naudinga ir kas ne. Šiaip čia dar viena labai didelė problema šių laikų, labai daug visokių priklausomybių. Ir priklausomybė jaučiu didžiausia, kaip ir toks, nuo ko priklausomybė prasideda, tai nuo žemos savivertės. Kažkaip išmokau, užsiauginau tą savivertę, aišku, jinai tikrai svyruoja. Jinai nėra, kad čia viskas užsiauginau savivertę ir viskas ir važiuoju. Ne, jinai tikrai labai svyruoja. Būna dienos, kai blogiau, būna geriau. Bet tas faktas, kad yra įgūdžiai ir išmokau, kaip atsirinkti informaciją, tai šiaip labai dėkinga tiem žmonėm. Iš ko tu sprendi, kad tavo savivertė jau dabar svyruoja, jau nebe taip jau stipriai stovi vietoj? Jinai negali stovėti tiesiog vietoj, nes vėlgi yra aplinkiniai kažkokie veiksniai, kas gali paveikti, gal ten su mama, tarkim, kažkas. Mokykloje kažkas. Neišsimiegoji, gal šiaip tiesiog. Būna, tikrai. Žinai, aš klausau ir galvoju, kad savivertė, iš principo galvojimas gerai apie save arba negerai apie save, labai priklauso nuo tų žmonių, kurie yra šalia. Ta pati girdžiu iš Kamilės šiuo metu. Taip. Mama, aplinka, draugai, telefone, ką matai. Ir kaip svarbu iš tikrųjų atsijoti tiek informaciją telefone ir ekrane, tiek atsijoti draugus arba draugės, kurios nepadeda jaustis gerai. Kalbu kaip kokia vyresnio amžiaus moteris. Tu mums padedi, ačiū. Nes mes gal ir pradėtume kalbėti apie tos brandus. Kur kokia nuolaida. Paminėjai vėl savivertę, tai aš noriu staptelt prie šitos temos. Ir apie tos aplinką, apie tos žmonės. Jurga, kaip, pavyzdžiui, jaunam žmogui tu siūlytum atrinkti tą aplinką? Ką daryti? Jisai nenori gal net su jais būti, bet jisai taip bijo atsiskirti. Arba, pavyzdžiui, mama, gal net mato savo mamą, kad mama gal silpnoka savivertė, nesilpnoka, kaip tokia nesveika savivertė, kaip jie įvardinti, nežinau, ar ne? Bet jeigu ta artimiausia aplinka net neturi tos savivertės, ką daryti tam jaunam žmogui? Žinai, mes, kai dirbam su jaunais žmonėmis, mes nuolatos raginam juos pasitikrinti, kaip jie jaučiasi. Čia apie savistabą, apie savo vidaus pajutimą, pastebėjimą. Kas atsitinka su tavimi, kai šalia yra žmogus, kuris tave niekina, menkina, sako, kad tu nesi nuostabus. Ir kas atsitinka su žmonėmis, kurie stumia tave į priekį. Aš sako, varyk, tau tikrai pasiseks, labai noriu, kad tau pasisektų. Jeigu tas žmogus, artimiausias tavo žmogus, mama, tėtis, nežinau, šeimos nariai, yra tie, kurie, ir menkina, mažina tą savivertę, kas tada? Ką tam jaunam žmogui daryti? Tada ieškoti kitų suaugusių žmonių, kuriais galima pasitikėti, nes jų tikrai yra. Neabejotinai. Kitų suaugusių žmonių. Ir jų tikrai yra. Gerai, mes keliausim link pabaigos. Brandai, telefonai, aplinka, savivertė, aplinkos įtaka mums, labai daug tam palėtėm. Bet aš norėčiau, kad tu duotum instrukciją
mamai, o Kamilė duotum instrukciją paauglėms, ar ne, gal už tave jaunesnioms, kad ta instrukcija būtų susijusi vat, ir su tuo, ką mes apkalbėjom, kur jums norisi ką paminėti, kur tą sėklą padėti. Tai Jurga mamoms, o Kamilė paauglėms. Aš galvoju, kad mūsų dukrų troškimas turėti kažką labai prabangaus ir tokio kaip visų, nebūtinai reiškia, kad jos yra tuščios viduje. Gali būti, kad tai tiesiog signalizuoja apie prastą draugų pasirinkimą ir prastą aplinką. Tai mamos mielosios, jeigu dar galit šiek tiek pakeisti savo dukrų aplinką, taip ir padarykit. Jeigu negalit keisti, nes dukros jau labai labai savarankiškos, bent užsiminkit, kad gali būti ir kitaip. Nežinau, kaip sudėliot, bet aš gal sakyčiau, kad nebijot, atsisakyt kažkaip susirast naujų draugų, kurie paskatins jūs gerai jaustis, lygiai taip pat, nes jūs esate to vertos ir tikrai labai labai stipriai jaučiasi gyvenime skirtumas, kai aplinkui turi draugus, kuriems rūpi ir kurie tave palaiko ir stumia į priekį. O aš norėčiau užbaigti gal tuo, kad užbaigti namų darbų. Pagalvokit apie 5 artimiausius žmonės, kurie jūs supa šiai dienai ir pagalvokit apie jų gerasias savybės, blogasias savybės, kurios jums atrodo blogos. Ir paskui pabraukit, jeigu išrašysit arba pagalvokit, kurios yra iš tikrųjų irgi apie jūs. Nes dažniausiai mes susiliejame tokį vieną bendrą burbulą ir tampam kažkokiu vieniu. Ir labai antrinu Kamiliai, kad jeigu nebijokit paleist, nes iš tikrųjų kol laikom, niekas tą vietą negali ateiti, nes ta vieta užimta. Tai jeigu tai vietai laikas atsilaisvinti ir priimti naują žmogų, taip ir padarykit. O jeigu reikės palaikyti tą vietą tam jūsų specialiam žmogui, kurio jūs tikrai norit šalia, linkiu kantrybės palaukti. O šiandien mes jau baigsim. Labai kviečiu dar mūsų kanalą pasubscribinti, kaip lietuviškai pasakyti dabar, prenumeruoti, pakomentuoti, nes kaip pastebėjot, laidos formatas jau kitas ir gal turit mums klausimų. Labai labai jų lauksim komentaruose. Ačiū, kad esat ir tikiu, kad dar būsit. Iki. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar užmigt naktim?